Labas. Įvyko nuostabus dalykas, tai sakau, negaliu nepasidalinti. Manau, daugumai tai bus labai naudinga. Žodžiu, žinot, kaip ten tos manifestacijos, visą kitą, ten prisišaukt gali. Tai aš norėjau pamanifestuoti, kaip padaryti, kad daugiau pinigų turėti. Žinai. Visi galvoja, kad daugiau uždirbti reikia, o čia labai paprastas dalykas, įsivaizduokit. Vakar raukuosi dirbu, nes ten mano darbas yra ir nuvažiuoju į Maksimą ant pietų, žiūriu uždarytą, neina ėti. Ką darom? Su draugu žiūriu, skelbimas didžiulis, tas stendas, Merė už 1 kilometrų, parduotuvė kažkokia, aš net negirdėjęs niekada, Merė, ne Merė, man atrodo, net nepamenu. Nuvažiuojam į kažkokius sandėlius, ten visiškai nelokacinė vieta, ten tokia kaip, nežinau, kaip kokie pramoniniai sandėliai būtų iš viso, už pagrindinių kelio toli. Nueinam, maisto prekės ten, daiktai visokie, reikmenys, viskas, kaip, pavyzdžiui, Lidle, kas yra, ne? Pažiūrau kainas, realiai nemeluoju, jeigu, pavyzdžiui, tu Maksimą už tą patį išleidi 10 eurų, tai ten išleidi 3,5 eurų, ant tiek skiriasi, 3 kartus kaina mažesnė negu, bet visų prekių. Tualetinis popierius, mačiau, ten vos ne graikiniai riešutai, atsimenu, kilogramas aižytų graikinių riešutų 6,20 eurų, man atrodo, ta prasme, čia uždyko, atrodo viskas, Tai sakau, pasidalinsiu, ką žinau, ar tokių iš vis kainos gali tokius Lietuvoje būti. Už tiek mažai dabar, tai gal ir čia realios kainos, aš nežinau, čia sako, kad tipo rusų parduotuviai, kaip jūs neuždaro, čia visi prieš Rusiją, gal specialiai žmonės jie neina, kad tipo nepalaikyti Rusijos, ką žinau, aš pirmą kartą apie ją išgirdau, tai sakau, pasidalinsiu, jeigu norit pinigų krūvą sutaupyti, kokias 2 štukas gali sutaupyti per metus, ten viskas, kai šitai pigu yra. Ir visokių produktų yra bet ko. Tai žiūrėkit, apsipirkit, ką žinau, paprastas būdas manifestacija. Mano uždarytą Maksimą nuvažiavau, nusipirkau, ką reikėjo. Ir dabar kiekvieną kartą nuvažiuoju, ten ir apsipirksiu paprasčiausiai. Tai o tau kaip ir prišaukt pinigus, tiesiog juos sutaupyti ir viskas.